20 dienos iššūkis į pabaigą pamažu. Ir šiandien vėl norėčiau su jumis atlikti pilną veido odos fitneso arba jogos praktiką, kurią mes galime atlikti tiek ryte, tiek vakare. Dažniausiai video aš darau filmuodama ryte ir po visko aš lekiu nuprausti, nuvalyti ir uždėti veido rutinos priemonės ant savo odos. Taigi, šiandieną mes vėlgi įsipatoginam, galim praktiką atlikti tiesiog žiūrint į save prieš veidrodį, pasidėti savo laikmatį arba tai skaičiuotuvą, telefoną, kas skaičiuotų jūsų sekundes, minutes ir taip toliau. Taigi, ištiesinam nugarą, ištiesinam kaklą savo, truputėlį galva pasislenka atgal. Jeigu nepavyksta tiesiai atsisėsti arba išsitiesinti, atsistoti, tiesiog galite atsistoti priešai sieną, atremti nugarą, atremti galvą ir tokiu būdu atlikti visą savo jogą. Taigi, pradėsim nuo limfos aktyvavimo. Štai šitose savo kauliukose aš paimsiu šiandien iš abiejų pusių, paspaudysiu pirščiukais keletą akimirkų. Aš visada stengiuosi atlikti jogą užmerkus akis, pajausti savo kvėpavimą, pajausti kiekvieną paspaudimą, kurioje vietoje pasispaudžia mūsų oda, kaip jaučiasi, koks pojūtis yra. Paspaudam, aktyvuojam savo limfą. Šitos pratimus mes galime atlikti tiek ryte, tiek vakare, netgi rekomenduojama 2 kartus per dieną atlikti. Praktiką galima prailginti arba sutrumpinti, o jeigu tiesiog pamiršai arba neturi kažkurią dieną laiko tiesiog atliekant savo buitinius darbus darbe, gali sau atlikti kažkokius tai pratimus, kuriuos tu prisimeni iš kiekvienos praktikos, iš kiekvieno video ir taip toliau. Toliau pasuksime galvą į šonų, susirasim štai šitą savo raumenuką, vėlgi apglėpsim su 2 pirščiukais ir iš apačios į viršų. Kažkas rašė iš merginų, kad negali apglėpti šito raumenuko. Šitas raumenukas yra, pirmasis mūsų yra štai šitas labai ryškus, ko gero kiekvienam mes jį galim ir šalia. Galima tiesiog apčiuopti, jisai apčiuopiamas yra tik su 2 pirštais. Šalia to mūsų pagrindinio laikomojo raumens yra štai šitas limfinis raumenukas. Keletą kartų pasukam į kitą pusę, susirandam vėlgi mūsų raumenuką ir iš viršaus į apačią pramasažuojam. Keletą kartų. Sudedam krumpliukus, dedam už ausies, įspaudžiam į tą duobutę ir tiesiog prasukam judesiu aplink savo ašį. Gali pirmaisiais kartais truputėlį skaudėti, jeigu niekada nesat to darę, gali būti labai nepatogu ir nemalonu. Tiesiog rekomenduoju tada atlaisvinti paspaudimą arba tiesiog pirštų pagalvėlę paspausti. Toliau apkabinam savo ausytes ir pramasažuojam štai čia. Keletą kartų patrinam. Toliau seks mūsų kaklo pasukimas į kairę, kairėje įkvėpsiu ir sukdama į dešinę iškvėpsiu. Galvą pasistengiu pasukti taip lygiagrečiai su savo kūnu, kad atrodo pečiai ir galva žiūri į vieną. Ir truputėlį galva tarsi atsilošia į galą. Sąmoningai jausdamas, jeigu jaučia diskomfortą, judesiu sušvelninam, juda švelniai galva. Veido joga yra skirta tam, kad atitolinti kiekvieną savo raukšlelę, atjauninti savo veido odą, išlikti jauna kuo ilgiau.
Ir iš tikrųjų, dažnai manęs klausia merginos, ar įmanoma atitolinti visas procedūras, kurios išlaiko mūsų jaunystę. Galiu drąsiai sakyti, kad taip. Nesakau, kad nereikia daryti veido valymų ir kitų kosmetologinių procedūrų, tačiau kas liečia įvairiausias injekcijas, jūs kuo puikiausiai galite atitolinti šitą procesą, o galbūt netgi ir išvengti visam laikui. Taigi, prasuksim dar galvą, pasistengiam pečių nejudinti, pečiai atviri, juda tik galva, įsivaizduokit, kad jūsų galva antiek atsipalaidavusi, kad netgi kažkas paima jūsų galvą ir ridena aplink jūsų ašį, kaip kamuoliukas. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Kiekvieną kartą pasistengiam tarsi ausimis paliesti savo pečius. Atpalaiduojam visą pečių liniją. Ties viduriu įkvėpkim, iškvėpkim ir pamasažuokim savo galvos odą. Pirštų pagalvėlėm pajaučiam kiekvieną kampelį, išmasažuojam pagal visą savo augimo plaukų liniją. Jeigu pamirštat kažkurį atsipalaidavimo pratimą, tiesiog galite atsigulus vakare į lovą, pramasažuoti bent jau plaukus ir leisti atsipalaiduoti. Dažniausiai, jeigu mūsų veido oda sensta, pradeda kristi, glepti, dažniausiai merginos problemos ieško būtent toje srityje, kurioje matosi ar ne suglebimas, sukritimas ir taip toliau. Bet iš tikrųjų mūsų kūnas yra taip sudėliotas, kad kiekvienas raumenukas, kiekvienas audinukas yra susijungęs. Ir jeigu mūsų veido oda krenta apatiniai daly, šitoj daly, tai nereiškia, kad mes problemą turim spręsti būtent šitoje dalyje. Problema dažniausiai būna aukščiau kažkur, tai gali būti netgi nugariniai daly, tai gali būti netgi pataisius savo laikyseną, jūsų veido oda gali pasitempti ir pasikelti šiek tiek į viršų. Taigi pereisime prie mūsų kaktos, dedam virš kaktos pirščiukus, paspaudžiam gan stipriau jau šį kartą, nuleidžiam antakiukus ir 15 kartų pakeliam. Atsipalaiduojam, paimsim, prakelsim savo kaktą, prakeliam ir nuvažiuojam link plaukų augimo linijos. Ištempiam, paliečiam netgi po akių zoną. Pratempiam. Šiandien praktiką padarysim šiek tiek kitokesnę negu darėm prieš tai dienas. Truputėlį tokia greitesnė, kad turėtume dienos eigoje iš ko pasirinkti. Kai turit laiko, pasirinkit praktiką, kuri yra kiekvienai kūno daliai ir skiriat dėmesio kiekvienam savo veido plotui, o kai turit mažiau, tiesiog pasirinkit tokią basic, kaip aš sakau, ar ne. Taigi pakelsim savo nosytę 15 kartų, stiprinam žandukus, stiprinam nosytę. Atsipalaiduojam. Sekantis pratinukas mūsų nosiai, turbūt atsimenat,
Suspaudžiam, pakyla mūsų nosytė į viršų ir ištempiam. Kilnojasi mūsų nosies raumenukas ir tempiasi štai čia juoko raukšlės. Pakeliam tiek, kad matytųsi dantukai. 15 kartų. Leidžiam į apačią, atsipalaiduojam. Toliau paimsim lūpytes ir pamasažuosim. Šitas pratimas labai gerai yra pirmosiam raukšlėm, kurios susidaro būtent apie lūpas ir dažniausiai tada norisi ieškoti alternatyvų, kaip išlyginti tas lūpas ir paslėpti pirmąsias savo raukšlėles. Taigi pramasažuojam, aktyvuojam savo kolageną, skiriam tam 15 sekundžių, mintyse skaičiuojam arba tiesiog padedam laikroduką priešais save. Atpalaiduojam, suksim liežuvį viduje aplinkui savo ašį į vieną pusę 15 ir į kitą pusę 15. Pakeičiam priešingą kryptimi. Sudedam pirščiukus į savo smakrą, suspaudžiam nosyčią lygiagrečiai ir nutempiam per savo žandus, formuodama savo žandikaulį ir savo smakro kauliuką. 15 kartų nuvažiuojam ir nutempiam. Mažai formuojam. Prispaudžiam ir atleidžiam. Nuo pat pradžių iki pat galo nuvažiuojam prispausdamas. Penkiolika. Pereisim prie savo smukriuko, įstatom tarp kauliuko krumpliukus ir prasukam nuo pat pradžios ir važiuojam link ausyčių. Pramasažuojam ir važiuojam atgal su krumpliukais. Kaklą ištempiam. Jaučiam kakle taip pat, tempimą dirba ir kaklo, ir mūsų smakro raumenukai tuo pačiu. Prasukam 15 kartų. Labai gražiai ryškėja, jaučiam, kaip ryškėja mūsų kaklas, ar ne? Ir paskutinis mūsų pratimas. Apkabinam savo kakliuką vienu ir kitu delniuku ir pratempsime viršų. Jaučiam šitoje vietoje tempimą. Lėtai sugrįžtam į stovimą tiesią poziciją ir tempiam.
Kvėpuojam, jaučiam savo kvėpavimą. Kvėpavimas taip pat yra labai svarbus. Kvėpuojam tik per nosį, įkvėpdamas gryną, šviežią ir išvalytą savo orą. Taigi tiek šiandieną. Nepamirštam atlikti ir ryte, ir vakare, o jeigu netyčia ir pamiršai, tikrai nieko tokio, dienos eigoje pabandyk atlikti kažkokius pratimus, kuriuos galbūt esi atsiminus iš praeitų video ir tiesiog pasinaudok galimybę kiekvieną kartą skirti akimirką sau. O jeigu kyla klausimų, parašyk man, komentuok, užduok klausimus ir iki pasimatymo kitame video.